Mėly žiūrovai, gyva muzika yra gyva muzika ir aš manau, kad jūs kiekvienas tai turite suprasti ir kviečiu visus kitais metais atvažiuoti į Rokiškį, kad pajustumėte, kas tai yra gyva muzika. Dėkui, Birutė, už auksinius žodžius. Ačiū labai. Dėkui dar kartą. Labai malonu. Labai jūs nuostabi moteris. Mes kalbinsim grupę iš JAV. Ir pirmas įkit tikriausiai iš to laidoj. Taigi pirmas klausimas bus Audriaus, angliškai įsikalbės. Tai va, kai angliškai nelabai mokame kalbėti, tai turime vertėją prisistatyti. Tai esu Karolis, vienas iš tėvo gitaros organizatorių. Labai smagu. Jis moka anglų kalbą? Jo, labai geras žmogus ir labai gerai moka anglų kalbą ir mums padės, nemokšom, padės paklausti. Kaip jūs pakvietėt? Netgi jums čia gal klausimas daugiau, kaip jie atsirado Rokiškį? JAV ir Rokiškis, ką turi bendro, kaip... Tai jie dabar kaip irgi turi turą, jie rytoj važiuoja, jeigu neklystu, į Maskvą, o poryt jie važiuoja į Vilnių. Ir mes kartu subendravom su jais ir taip pasikvietėm. Dabar aš iškart kitą klausimą tokį jų paklausti. Kaip jums Rokiškis pats, atvažiavus pirmas vaizdas? When you arrive in Rokiškis, what you can see, what you can say about it? It looks like where I live. a lot of country. Atrodo toks lyg žalis, pilnas visko toks. Kokio stiliaus jūsų muzika? What kind of music is your... Well, we play instrumental, progressive music. Instrumentinį progresinį. Big guitar, big drums, big band. Didelės gitaros, didelė grupė, didelės gitaros, dideli būgnai. Ar žino, kad tas renginys skirtas tėvo dienai paminėti? Do you know that this festival is for Fat Hair Day? For Fat Hair Day. Yeah, right, yes, I found that out. Jis tai išsiaiškino. Pati grupė nuo kada egzistuoja jūsų? When you started to play your band? We made our first album in the early 80s with a video for MTV in 83. We came out in 81, but we didn't start getting a world audience until mid-80s. 83 išleido pirmą albumą MTV. Tai ką, dėkui labai jums už atsakymus ir linkime gerai pakoncertuoti. Muzikinis Rusys pagavo atlikėją iš grupės Atikos, ką tik po pasirodymo ir turime keletą klausimų, kaip visada. Klausimas neklausia, aš pirmas, ar ne? Tik tu norėjai paklausti apie sudėtį. Tai va, iš karto žiūrėjom čia. Ar tik nepasikeitus grupės sudėtis? Pasikeitė šiek tiek naujų gitaristų, naujų basistų išvežė, Klaipėdą. Atplukdė? O iš kur atplukdė? Vietiniais kanalais. Bet čia ne iš jų, čia ne kaip pingvinų migracija būna, nieko čia vietinis. Čia vietinis toks, vietinės reikšmės migracija. Man irgi klausimas, Atika, Ačika, Paprika, kas čia? Nu, kaip pasakyti, tokie vaisiaus rūšis. Ne, jeigu kalbant taip biškį rimčiau, tai gražus pavadinimas Atika, Graikijos regionas, Tas šilti kraštai, jūsų tokia muzika šiltesnė, lyriškesnė, turi tokių trankesnių dainų, kaip Audrius mėgsta, trankesnių. Yra ir trankesnių, šiltesnių, visų, kaip Klaipėdos vėjai. Muzikinis Rusys, garso apšvietimo ir muzikos instrumentų parduotuvė, garso įrašų studija, renginių organizavimas, įgarsinimas, apšvietimas. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 10 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Čia jūs rasite tai, ko jums reikia. Adresu Panevėžys Respublikos gatvė 28. Maloniai kviečiame užsukti į muzikinį Rusį. Varom į Panevėžį. Dabar, greičiau pastumti akumuliatorius nusėdo. Čiop, šikime dėl. Noriu namo jau atsibodo man. Varyk! Kur sargas? Su karateliu Audriukas nori jis pakviest visus į koncertą mus visus. Birželio 18 dieną 17 val. Prie Kino kultūros centro Garsas įvyks muzikinio Rusio pirmojo sezono laidos uždarimas, kur dalyvauja daug gyvo garso grupių, tokių kaip Mono, MPF, Rūš, XBR, Laiptai, Night, Raid, 13 Fortas,
Ir dar daug visko. Po koncerto Aftapati, kuris vyks Picoje arenoje 22 valandą. Kur dalyvaus? Soul Kitchen, Rūko kompanijos Toga, Radikalas, Karpis, Evrau, Micro One, Alhisam, Gazas ir daug visko. Tai va, kviečiame apsilankyti Muzikinė Rusija pirmojo sezono laidos uždarimo renginyje. Bet to norėtume priminti, kad Lėlių vežimo teatras praeitą savaitę įsteigė prizus. 2 kvietimus 2 asmenim. Papasakokite, Dovarai, kas tai yra? Įsteigė prizus. Norint juos laimėti, reikia atsakyti į klausimą, kada įkurtas Panevėžio Lėlių vežimo teatras. Mum atsakymus siųskite. Muzikinis Rusys tv@gmail.com. Laukime jūsų atsakymų ir laimėsite šitos puikius 2 kvietimus į Lėlių vežimo teatro spektaklius. Jop. Grupė Arbata paliko 2 puikius kompaktus. Vieną šviesų, vieną tamsų. Jei norite laimėti šiuos 2 puikius kompaktus, turėtumėte atsakyti klausimą, kokią aukščiausią vietą lietuvių muzikantai yra užėmę Eurovizijos konkurse. Savo teisingus atsakymus siųskite elektroniniu paštu muzikinisrusys@gmail.com ar @gmail.com. Savo adresą. Geras šitas viskas. Savo adresą matot apačioje. Molekulių džiaugsmas ir linkėjimai tau, man. Peace. Optimistų yra būti gerai, galbūt pesimistų yra būti geriau, bet